2015 m. Liepos 2 d. Vokietijos kino teatruose pradėtas rodyti amerikietiškas 3D filmukas vaikams Pakalikai. Lietuvoje jis rodomas taip pat. 2010 metais buvo rodomas filmas Bjaurusis aš. 2013 metais Bjaurusis aš 2. Pakalikai yra tarsi tęsinys. Jau pirmąjį savaitgalį Vokietijos kino teatruose apsilankė 925 000 lankytojų. Žiūrovų skaičius pranoko net 50 pilkų atspalvių. Maži geltoni žmogeliukai Pakalikai komiškų būdų teigia, kad aukščiausias gyvenimo tikslas yra tarnauti pačiam didžiausiam nusikaltėliui, aferistui ir piktadariui. Tarp Pakalikų yra 3 taip vadinami herojai. Jie leidžiasi į žygį, kad tautai, kuri be jokio valdymo skęsta depresijoje, surastų naują vadą, kuo piktesnį, tuo geresnį. Ir kaip tai dažnai būna pasakose, ne patys protingiausi, geriausiai ir greičiausiai, bet tie, kurie po kelių patirtų nuotykių išsprendžia savo nepaprastą užduotį. Lydimi užvedančios ritminės muzikos, Pakalikai iš pirmo žvilgsnio atrodo visai nekenksmingi. Pakalikai yra visiškai nereiklus, belyčiai, vaikiški padarai, beveik vienodai atrodantis, išskyrus tai, kad vieni yra su 2, kiti su 1 akimi. Iš pirmo žvilgsnio sudėtinga pastebėti, kad šis šmaikštus, nuotaikingas filmukas su mielais sutvėrimais galėtų turėti neigiamą įtaką vaikams ir suaugusiems. Bet viena centrinė mintis nuolat kalama žiūrovams, ypač vaikams į galvą. Argi ne puikus jausmas būti piktam, arba kaip kieta sekti blogį? Pasaulis gali egzistuoti tik su vienu nesąžiningu vadu. Baisiausia tame tai, kad toks iškreiptas mąstymas, kai blogis tampa geru, o gėris blogu, nukreiptas į vaikus ir kūdikius, kurie negali atsispirti tokiai įtakai. Iš FSK, savanoriško kino pramonės savireguliavimo pusės, negauta jokių nurodymų dėl amžiaus apribojimo, todėl filmuką Pakalikai leistina žiūrėti nuo 0 amžiaus. Mūsų klasikinėse pasakose, brangūs žiūrovai, visuomet buvo aišku, kad gėris nugali. Tačiau Pakalikose šios vertybės pastatytos aukštinkojomis. Kyla įtarimas, kad pagrindinė filmo mintis nėra atsitiktinė, kad gėrio ir blogio samprata norima perprogramuoti pirmiausia mūsų vaikų širdyse. Mūsų naujas dokumentinis filmas Karų instrumentalizavimas, esantis KLA-TV kanale, pabrėžia šį įtarimą ir atskleidžia bendras sąsajas, kokia apsukria taktika įvedamas visuotinis pasaulinis viešpatavimas. Jau dabar strategiškai manipuliuojama ištisomis tautomis, todėl klaidinančių manevrų dėka jos pačios save silpnina ir netgi nepastebimai pačios save žudo, kad paskui, žinoma, įsijungtų į naująją pasaulio tvarką. Apibendrinant, galima būtų pasakyti, filmo Pakalikai tikslas, kaip ir kitose srityse, suminkštinti įprastinį dorovės suvokimą, destabilizuoti mūsų vaikus ir padaryti juos formuojamais. Po miela nepavojinga kaukė yra teigiama, kad normalu ir sektina daryti blogį ir būti po blogio viešpatavimu. Brangūs žiūrovai, amerikietiškas 3D filmukas Pakalikai yra kas tik norite, bet tik tai nesmagus, nepiktybiškas vaikiškas filmukas. Pakalikai naudojami kaip taktinė manipuliavimo mūsų vaikais priemonė. Todėl labai prašau, padėkite apsaugoti mūsų vaikus nuo šios užslėptos ir niekšiškos įtakos, nes patys jie dar negali tom atsispirti. Kalbėkite su draugais, pažįstamais ir kaimynais apie šias gilias sąsajas. Dėkoju Jums.